Sveiki įsijungę Jaunimo linijos podcastą Iš širdies. Su jumis sveikinuosi aš, Diana Bukantaitė, ir man gera jūs pakviesti jau į 4. mūsų podcasto sezoną. Šio sezono tema – karjera be Instagramo filtrų, kur kalbiname įdomius, patyrusius savo srities ekspertus, nuostabius žmonės apie jų karjeros kelią. Tikimės, kad tas pokalbis bus atviras, be filtrų ir iš širdies. Ir man gera labai šiandien pristatyti svečią. Tai yra mokslo žurnalistė, laidų vedėja, autorė Goda Raibytė Aleksa. Labas. Labas. Labai smagu, Goda, tave matyti. Ir aš jau norėčiau paprasto paaiškinimo. Mokslo žurnalistė. Kas čia? Žurnalistė, kuri rašo mokslo temomis. Rašo, kuria reportažus, kaip yra sporto žurnalistai. Taip. Yra sporto srities, kaip čia pasakyti, kūrėjai turinio. Yra politikos žurnalistai ir nėra tyriamosios žurnalistikos atstovai. Yra mokslo žurnalistai. Ir man smagu, kad aš dar tiek metų darydama turiu paaiškinti žmonėms, ką reiškia ta mokslo žurnalistika, nes tai parodo galbūt, kad aš ne iki galo gerai darau savo darbą, nes šiaip turėtų būti aišku jau pagal viską, bet man tai parodo, kad dar yra kur tobulėti, dar vadinasi nereikia sustoti, žodžiu, nepakabinti batelių šokių ant vinies, o dar reikia nuveikti dalykų. Taip, turbūt, žinai, tas ir, man tai atrodo, kad ir akivaizdu, ar ne, kad čia kalbam apie žurnalistiką ir sritį, bet Taip. mokslas savaime prideda tokį ir mokslininko, tokį epitetą, nes natūralu, kad, atrodo, tos dvi kaip tas pats, kai sporto žurnalistai pridėtų sportininko, kad jau... Bet kaip paaiškinti labai paprastai, ar ne? Tai labai aišku. Bet aš tai norėčiau pradėti nuo mažos mergaitės, kometos ir kunigo. Šitą istoriją man jinai labai patinka. Žodžiu, kai aš buvau maža mergaitė, ir aš tokia buvau, tai buvo prieš internetinę erą. Aš internetą gavau paskutinėse mokyklos klasėse. Ir pasirodė dangui kometa. Hale-Bopp kometa, jinai matėsi labai ryškiai, gana ilgą laiką palyginus, tai yra retas istorinis astronominis reginys, kuriuo reikėjo grožėtis tiesiog. O pas mus kaime žmonės, aišku, ir iš baimės, nežinodam, kas tai yra, ir plus televizijoje irgi visokių naujienų pasirodydavo. Pradėjo bijoti, kad tai yra kažkokia, žodžiu, nelaimė, kad kometa simbolizuoja kažkokį artėjantį blogį. Kunigas mūsų pradėjo sakyti, kad vienas iš kunigų, kad čia, žodžiu, visi gali išnykti, bet Marijos žemė tikrai liks, reiškia Lietuva, Marijos žemė. Ir aš išsigandusi, aš melsdavausi, nes liepdavau melstis, kad tą Marijos žemę išsaugotų. Nes galvodavau, jeigu nustosiu, baigsis pasaulis. Aš nenorėjau, kad baigtųsi pasaulis. Tai mano vaiko smegenyse tai, kas turėjo būti labai gražu, labai reta ir galbūt aš niekada to gyvenimą savo daugiau nestebėsiu, nes būna, kad kometos nušvinta žemės dangui, bet jos yra tokios neryškios. Nė kartą dar buvo jau keli pavyzdžiai su kometom, bet nė karto nebuvo tokia ryški. Taip gerai matoma plika akimi, žodžiu, galėjom pasigrožėti, bijojom. O kaip tada tas mokslas atkeliavo, nes jeigu ar ne būtų buvę daugiau mokslo tarsi, ar ne, toj mažos mergaitės istorijoje, tai turbūt būtų visa bažnyčia su kunigu galėtų žavėtis tą kometą, ar ne? Taip, visi. Visi kartu. Ir dabar, aišku, ten sunku įsivaizduoti tą mažą mergaitę, kuri meldžiasi iš baimės, ar ne, ir visa kita, bet o kaip tada tas mokslas atkeliavo, nežinau, gal ar mokyklai kažką pajutai, kad, nežinau, gal... Man atrodo, tą smalsumą žmogišką aš visada turėjau tokį paturbintą ant steroido, kaip dabar madinga sakyti yra, nes aš visada turėjau klausimų, visada, nežinau, manęs mokytojai nemėgdavo, beje, kai kurie netgi norėjo mesti iš mokyklos ir mano tėvams sakydavo, Goda per daug klausinėja. Tai aš norėdavau suprasti, man neužtekdavo, kad kažkur lygti rašo ir staiga X atsiranda, ar dar koks nors, nežinau, koks nors skaičius. Aš norėdavau suprasti, kaip tai atsitiko.
Ir aš dėl to mokykloje ir kentėjau. Bet tas smalsumas, nežinau, mane visada vedė į priekį, kadangi aš esu iš neturtingos šeimos. Mes nekeliavom vaikystėje, nebuvo taip, kad gali pamatyti pasaulio, nuskrist kažkur, išvažiuoti į atostogas, tai man reikėjo dar labiau tą savo vaizduotę kurti su tuo, ką aš turiu, iš vidaus skatinti, nes iš aplinkos nebuvo tokio stimulo. Tai po truputį, tik tada aš supratau, kad hei, aš noriu būti žurnalistė, nors man sekėsi visi mokslai, nežinau, ir fizika, ir biologija, ir chemija, bet kažko mane traukia ta žurnalistika. Kažkodėl aš įsivaizdavau, aš jau kai kur esu sakiusi, kad tuomet labai populiari laidų vedėja buvo Nijolė Oželytė. Ir aš ją žiūrėdavau ir galvojau, aš noriu tokia būti. Jinai tokia šarminga, pasakodavo taip viską ir iki šiol jinai tokia yra. Puikiai pasakotoja. Nors ir jinai, kaip ne žurnalistė, ar žurnalistė, kuriuo metu buvo, dabar lyg ir nebejau, bet tada sugalvoju, kažkas galvoja, kad bus astronautais ar gydytojais, o aš žaisdavau žurnalistę. Ir pradėjau žurnalistinį darbą, pirmą honorarą gavau 154 litus ir 80 kažkelis centus, kai man buvo 17 metų. O, ir už ką tas honoraras? Gavau už straipsnį interviu su tokiu atlikėju iš Amerikos, kuris metė didelės įrašų kompanijos kontraktą, nusipirko seną gitarą ir atvažiavo tik su gitara ir čia Europai nusileidęs kažkokį seną automobilį pasiėmė turuoti ir groti tą savo gitarą ir pasakoti istoriją. Man buvo taip nerealu, kad žmogus, kuris galėjo turėti tai, apie ką dauguma muzikantų svajoja, jisai nutarė, kad to nenori ir tiesiog pasiėmė tą savo suklerusią gitarą. Ir aš padariau su juo interviu, išsiuntinėjau visur ir paėmė Bernardinai LT. Tai man buvo toks pasididžiavimas, nacionalinė spauda, aš kaimo vaikas, ta prasme, jūs pagalvokit, staiga aš pamatau savo pavardę prie tikriausio straipsnio ir dar praeina kuris laikas ir tuometinis redaktorius Gediminas Kajenas, kuris dabar berods 15 minučių dirba, sako, mums reikia tavo banko sąskaitos, nes mes dar honorarą tau pervesim. Ir man čia buvo tikėtina. Tai aš dar turiu savo vardą nacionaliniai spaudoj ir tada dar gausiu už tai pinigų. Tai čia iš viso pasaka. Pasaka nedarbas, ne? Tai aš jau tada ir pradėjau reguliariai rašyti. Man lietuvių kalbos mokytoja užskaitydavo tai kaip namų darbus. Rašydavau, gaudavau pinigų, tada Dovydas Pancerovas, kitas garsus žurnalistas, darė su manim interviu vietiniai spaudai, Pamarys ar Šilo Karčiama laikraščiai, pamiršau dabar, kaip tapti žurnalistu ir kaip rašyti nacionaliniai spaudoj. Norėčiau surasti tą intervą. Wow, bet tai čia, klausyk, tokia, tiesiog sėkmės istorija. Bet mano pirmas darbas tai ne žurnalistinis buvo. Čia buvo jau, kai aš pradėjau rašyti, kai aš pamačiau, kad aš tai galiu, kad yra žmonių, kurie gali mane palaikyti, tai yra redaktorius paminėtas Gediminas Kajenas, duoti kažkokių pastabų, kad aš galėčiau kalbinti kitus žmonės. Aš tada norėjau rašyti apie muziką, nes pati grojau gitarą, dainau pankroką ir man atrodė, kad pankai išgelbės pasaulį. Ir aš būsiu to dalis. Ir turėjau savo tokią rubriką, kuri vadinasi Muzika iš Rūsio ir tiesiog per MySpace'ą, per OneLT parašydavau visokiems žmonėm ir jie dažniausiai sutikdavo intervą duoti, bet čia nebuvo mano pirmas. Čia gal honorarai, ne? Taip. Ne, pirmas mano darbas, kol dar nebuvo visai legalu, aš dirbau pas tetą kambarinę, kai man buvo, nežinau, 15-14 metų vasarom. Tiesiog jinai turėjo butų, kuriuos nuomodavo poilsiautojams ir aš jai padėdavau tvarkytis ir jinai man už tai mokėdavo. O pirmas legalus darbas 16 metų, po 10 klasės egzaminų, aš dirbau fabrike, keldavausi visą vasarą 3:30 ryte, veždavo ten toks autobusiukas į Šilutę, į tą fabriką iš mano kaimo ir aš ten darydavau tokias rozetes, kurias dėdavo kažkurioj tai šaly į mašinų dureles, kad langas atsidarytų. Tai mes, žodžiu, gaudom tokį plasmasinį
Tai ir tarsi rozetė ir laidukus ir turėdavom ten, kur reikia, tos laidukus sukišt ir tada ateidavo kažkas patikrint, ar mes gerai tai padarėm. Ir taip visą vasarą pradirbau. Tai, o jeigu taip galėtum įvertinti, ar ne, va, tas laikotarpis, tie darbai, nu, tai ganėtinai tokie, ar ne, rutininiai, tvarkyti ten, nežinau, vat, kambarius, irgi kišti laidukus, ar ne. Ką tuo metu galvoji, va, turėdama tos darbus, ar ne, ir po to, va, tas nušuolis, kad gali užsidirbti iš to, kas, nu, kur akis žiba, ar ne, va, rašyti. Aš nežinau, aš gal neturėjau tokio tikslo, nes nežinau, kad taip galima, kad gali gauti pinigų ne tik tvarkydamas kambarius ar fabrike kažkokiam dirbdamas, kas viskas yra su to gerai, bet gali ir ten, kur tavo iš tikrųjų širdis lenkia ir kad tu gali įdėjęs pastangų tai padaryti. Man gal buvo labai didelis noras būti savarankiškai, nes aš augau kartu ir aplinkoje, kurioje buvo daug alkoholio, smurto ir aš norėjau kuo greičiau būti nuo tos aplinkos nepriklausoma, kad aš būčiau tik kad tik, kaip čia pasakyti, kad galėčiau pati savo sprendimus priiminėti, kad kuo greičiau baigčiau mokyklą, susirašiau darbą. Ir mane tikriausiai ir tas polėkis, ir tas malsumas, ir tas noras kuo greičiau tapti savarankiška iš karto ir vedė taip į priekį, nes aš žinau, aš negaliu sustoti, nes aš neturiu plano B ir niekada neturėjau kažkokios šiltos vietelės, kur nusileiščiau ir kur mane ten paguostų, viskas gerai, bandyk iš naujo. Tai man ir neleido sustoti, aš negalėjau savo to leisti. Tiesiog. Bet, žinai, tada keliaukim po mokyklos, ar ne? Mokysi gerai, sakai, visi dalykai sekėsi. Ir ar jau žinojai 12 klasėje, ką darysi toliau? Žinojau, kad noriu dirbti žurnalistę, bet nenorėjau žurnalistikos studijuoti. Kažkodėl, gal su to redaktorium pakalbėjus, tai įstojau kultūros istoriją ir antropologiją. Tenai bestudijuodama supratau, ten pirmų numerių gavau padidintą stipendiją, nes dar gerai mokius. Aš visada moksliukai buvau, man mokytis patinka iki šiol, bet bestudijuodama antropologiją kažkaip supratau, kad man ten per daug istorijos yra, man istorija patinka, bet kodėl aš tada antropologiją studijuoju? Ir man gal tas akademinis pasaulis pasidarė, žinau, jisai man toks atrodė, aš pankas iš kaimo, įsivaizduokit mane, aš buvau su ilgais raudoniais plaukais, daug skarai palūpa, ten gitara groju, ten su savo draugais pankais ten klubą atidarė Vilniuje undergroundinį, kur nieko internete nėra, tik viskas iš lūpų į lūpas eina. Aš tam pasaulį gyvenu, kur čia reikia veikti ir staiga ateinu, atrodo, į kitą pasaulį, tai tada sugalvoju, okei, reikia gal padaryti pertrauką. Išvažiavau vasarai į Angliją, į Manchesterį. Galvojau, kur prasidėjo punk rockas. Jūs pagalvojate, kai aš naivi, man 19 metų ir tiesiog gal klausantis bus juokinga, bet tai buvo mano mąstymas. Tai man reikia pasimokyti iš geriausių punkų. Tai kur geriausi punkai? Ten, kur viskas prasidėjo. Tai sugalvojau, kad reikia nusipirkti bilietą į vieną pusę, išvažiuoti į Angliją, į Manchesterį. Ten kažkiek laiko pragyvenau. Buvo žiauriai sunku, nes supratau, kad yra ir ta punkų dalis, kurie turi daug priklausomybių, kad ir ta punkų dalis, kurie gyvena iš pašalpų. Ir aš nenorėjau būti to dalim. Man reikia kurti. Aš esu ta, kuria, aš matau kažką, kas man nepatinka, aš noriu, kad būtų geriau. Ir jeigu aš esu su žmonėm, kurie, nežinau, atsisėdė ant sofos, ketaminą vartoja ir tada sako, apsvaigia man, goda, viskas bus gerai. Man buvo liūdna, aš pamačiau tą kitą pusę, kur mano naivi galva to nesuprato, nes aš nevartojau nieko, nei alkoholio, nei narkotikų ir iki šiol labai mažą stažą alkoholio ragavimo turiu ir dabar jau keletą metų iš viso nieko. Tai man buvo šokas, kad taip yra ir didžiulis liūdesys, tai grįžau į Lietuvą. Reikėjo galvoti, ką su tais mokslais daryti, ar likti antropologijoje, ar kažką kito studijuoti. Tada aš pradėjau dirbti pradžioj ten vienam laikraštį jau, tada mane pakvietė į LRT, nes jie kaip tik ieškojo mokslo žurnalistės, o aš visur eidavau, sakydavau, man mokslo žurnalistė. Ir galbūt kažkas užsifiksavo ant to ir pradėjau jau dirbti LRT. Tada pradėjau studijuoti, galvojau, ką čia reikia,
kokių man reikia dar žinių gyvenimą. Vadybos. Pradėjau studijuoti vadybą. Ir tuo metu dirbau LRT, nežinau, pasibaigiau mokslus, galvojau, ką čia tada toliau daryti. Galvojau, reikia kažką su ta mokslo žurnalistika daryti, nes jau aš tada tik mokslo temam rašiau, buvau atsakinga už mokslo rubriką. Pagalvojau, reikia gal nuvažiuoti į CERNą, kuris yra... Bet taip sėdžiu ramiai, ar ne, pagalvoju, į CERNą, ar ne? Bet mano kad aš noriu, kad žmonės suprastų, kaip kartais yra lengva kažką padaryti. Reikia, jeigu pagalvoji, padaryti vieną ekstra žingsnį, kuris yra dažnai tiesiog parašyti e-mailą. Ir žmonės net neįsivaizduoja, kiek kelių atveria e-mailas. Tiesiog laiškas, kuris yra parašytas nuoširdžiai, kuris nėra su ChatGPT ar ten, nežinau, ten koks nors ten Dear Sir or Madam, ten kur kažkas tokio beveidiško, ar ne, kur tu rašai kažkam nuoširdžiai, kodėl tu rašai ir pagrindi ir kiek kelių tai gali atverti. Aš kažkaip, mano tokia žinutė, kad reikia pagalvoti, bet vieną mažą ekstra žingsnį parašyti po to. Kam pagalvoja, nežinau, nori dainuoti, gal parašy kažkokiam dainininkui, kuris gal tave pamentorins ar panašiai, nori rašyti, parašyk žmogui ar organizacijai, kurie tuo užsima ir ar tiesiog kiek daug kelių tai atveria. Ir parašai tą laišką ir... Gavau atsakymą. Labai greitai pasitiko mane, kaip patys sakė, kaip Grybauskaitė, nes Grybauskaitė tuomet buvo prezidentė ir sakė, kadangi buvau pirma žurnalistė iš Lietuvos, tai jie jau ten mane karališkai pasitiko, viską parodė, po visus požymis pavedžiojo, visiškai nuostabią programą padarė ir mane taip įkvėpė, nes aš ten dieną padirbi, o vakare eini į vietinę CERNO kavinę, kur nežinau, praeina Nobelio premijos laureatas kažkoks. Ir gal žmonės nesupranta, kurie su mokslu nedirba, bet aš turėdavau tą fangirl moment, kur, Dieve, čia matyt, kas čia toks šitas profesorius, kaip čia. Tai labai įkvėpia tai ir motyvuoja. Plus aš visada, kad ir kur važiuodavau, paprašydavau tokių kaip mini mokymų iš komunikacijos komandos, kaip daryti tą mokslo komunikaciją ir dažniausiai visi tiesiog sutikdavo. Pasidalinti savo amato gudrybėmis, pamokyt mane, pamentoriauti ir CERNE sutiko ir aš galvoju, čia žiauriai gerai. Tai tada reikėjo galvoti, ką toliau daryti. Grįžus į CERNą jau. Kiek buvai ten? Nežinau, savaitę, gal 2. Bet turbūt ar ne tokio įkvėpimo daug suteikė? Ten, nežinau, ten pusvalandį suteiktų įkvėpimą. Tai kai nuvažiuoji žmogus, kuris, nežinau, kur galvoja, kad durys, nežinau, visos uždarytos yra tau, ar kad čia reikia, nežinau, žvaigždžių, kad tau nušviestų kažkokį kelią, tiesiog gauni progą, gauni kvietimą, nuvažiuoji, susipažįsti su žmonėm, padarai interviu įdomiausių, ten LRT privežiau visko, visokios medžiagos, nuotraukų, ten video, tekstų ir taip toliau. Ir tai ir man buvo didžiulė motyvacija. Ir kartu, kad aš galiu važiuoti tokio lygio organizaciją ir nepasišiukšlinti tenai. Kad, sako, koks pasakyti, kokie geri klausimai, namų darbus padarius. Sako, pas mus dažnai atvažiuoja žurnalistai, kurie nepadaro namų darbų. Tai man tai būdavo. Dar, vadinasi, galiu. Ir ne tik gali, bet ką girdžiu ar ne, ką pasakoju, tai darai namų darbus. Tai čia labai svarbu yra. Nes nuvažiuoti į tokio lygio organizaciją ir tik pasitikėti savo jėgom, aš nesu toks žmogus. Aš žinau, kad reikia užsidirbti viską, ką gauni gyvenime. Man niekada nieks nebuvo, kad taip atnešė ir pasiūlė, Goda, gal kažką nori padaryti. Visada reikėjo užsidirbti. Tai rodyti iniciatyvą, daryti namų darbus, taip, ar ne? Taip. Mokytis. Taip. Gerai, grįžai jau, man atrodo, iš CERNO, kur grįžti, ir taip gali pagalvoti, tai jau viską padariau. Ne, niekada taip negalvojau. Man atrodo, kad dar labai mažai padaryta, reikia dar daugiau. Tai tada kita, kas čia dar? Europos kosmoso agentūra yra ir turi net ne vieną padalinį, yra keli centrai, tai yra mūsų europietiška NASA, reikia ten važiuoti. Kaip tenai nuvažiuoti? Reikia parašyti. Vėlgi, parašau, vėl gaunu kvietimą, išvažiuoju ten vėlgi savaitę ar 2. Neilga komandiruotė, išvažiuoju, pavedžioju, mane parodo robotus, kurie į kosmosą keliauja,
parodo, kaip jie testuojami, visur ten pavedžioja, kartu vėlgi aš paprašau mokymų, paprašau tada, labai patiko viena jų komunikacijos, žodžiu, specialisčių, Ana tokia, paprašau, kad jinai mane šiek tiek pamentoriautų, kaip čia man geriau tą savo darbą daryti, ko čia man mokytis, ką čia dar paskaityti, kad aš geriau suprasčiau, ką čia reikia daryti. Jinai sutinka, tai paskui dar keletą metų aš su ją dirbau, jinai man patardavo, padėdavo, nukreipdavo, pamentoriaudavo labai gerai. Tai dar ir, žodžiu, paprašyti žmogaus, kad pamentoriautų, jeigu turi laiko, irgi labai geras dalykas. O tai turbūt irgi, žinai, turbūt dedant tokias, žinai, dedamasis prie tavo istorijos, tai iniciatyva, ar ne, rašai, tada tikrai darai namų darbus, stengias, prašai pagalbos, mokysi toliau, nes labai atrodo, nu tikrai. Nes kur daugiau išmoksi šito? Taip. Nėra pas mus tokio mokslo žurnalistė ir mokslo komunikacijos. Arba mokysi pats, arba iš viso nieko neturi. O jeigu mokytis, tai reikia mokytis iš geriausių. Aš visada taip galvojau. Tik, nu, nėra lengva iki jų prisikas, bet vėl, kaip sakiau, kartais tiesiog e-mailą užtenka. Europos kosmoso agentūra CERNas, nu tai jau tikrai viskas. Jo. Padaryti. Ne, dar ne. Ne, tada galvoju, okei, ką daryti toliau. Ir aš pamiršau, ar mano brolis, ar kažkas sako, nu tai toliau NASA. Ir aš galvoju, taip, toliau NASA. Nu ir tada prasidėjo jau ilgas, į NASA jau nėra taip lengva patekti, nes tai nėra Europos institucija, kažkokia žurnalistė, iš kažkokios Lietuvos jiems ten vienodai. Tai jau tada reikėjo pasistengti, reikėjo, nežinau, ten ir Vladą Lašą kreipiaus, nes jis ten visus NASA toks jausmas pažįsta. Ir tada susiradau ir per Vladą Lašą tokį legendinį NASO's mokslininką lietuvių kilmės Joną Žmuidziną, kuris į to NASO's centro, į kurį aš važiavau, buvo Chief Technologist, tai vyriausias technologas. Ir su juo susipažinau, taip gavus, kad jis tada į Lietuvą atvažiavo dar į kažkokią konferenciją, mes gyvai susipažinom ir jis sako, jo, gal aš tau padėsiu, važiuok tai NASA, padarysim. Tai galų gale tada jau atsakė man ir komunikacijos bendras, tiesiog kažkoks paskirtas žmogus, bet jis man sudarė tokią programą, kuri, nu va taip, kur maždaug, ai, nu gerai atvažiuoji, tai im kažką, bet mes nesitengsim dėl tavęs. Tai aš jam vis į savo dienotvarkę siūsdavau, va dabar įrašyk šitą interviu tą valandą, jau su tuo sutarta ir jis manęs tada galiausiai klausė, kaip tu iki jų dasikasiai. Tai čia buvo per Joną Žmuidziną. Vis tiek darai daug pastangų, žinai, taip atrodo, kaip pasakai lengvai, čia su tuo sutari, bet kiek reikėjo, gal ir yra lengva, ar ne? Lengva. Gal ir yra lengva, čia, nežinau, parašyti tiesiog, kažkam parašyti, pagalvoti, įdėti šiek tiek pastangų ir paaiškinti savo ketinimus, savo tikslus, savo norus, gal kažkiek ir to reikia naglumo turėti, kad parašyti, nes gal ne visi išdrįsta. Bet žiūrėk, nu tu parašai, keliauji į CERNą, parašai, keliauji Europos kosmosą, parašai, keliauji į NASA, daugiau parašyti reikėjo, nu bet vis tiek, taip, nu, su kažką susipažįsti, gal kontaktų paieškoti. O tai yra kas nors, kas tau nesisekė, nes va čia man tai gražios sėkmės istorijos, taip, su pastangom, taip, ar nesužinojimu, ko noriu, o buvo, bet kad irgi, taip. Visko yra, buvo ir, nežinau, grasinimų, man sutraiškyti galvą su pramoniniu keltuvu, buvo persekiojimo istorija, dabar yra visokie ten teisiniai reikalai, kuriuos aš šiek tiek už kadro pasakojau, kur atrodo vėlgi tas mano naivumas. Jis mane aš galvoju, taigi aš nešu žinias, šviesą. Tai yra šviesa. Aš tai taip matau kaip didžiulę šviesą, kurią tu vos ne paimi ir neši visuomenę. Ir tada, kai prasidėjo pirmosios tos neigiamos reakcijos, man buvo toks, vadinasi, yra ir ta dalis, kur tu turi atlaikyti ir puolimą, kur persekiojimą turi atlaikyti, kur turi, nežinau, bijoti eiti gatve viena, nes gali tave grasina, kad ten, žodžiu, tai čia viskas iš mokslo žurnalistikos, ką tu pasakoji. Nes tikrai atrodo, taip, bet turiu meni, atkeliauja, ar ne, tokie dalykai, tai nežinau, ar tada nesviro rankos, kad gal, nu, čia ne. Svyra daug kartų, svyra, nes galvoju, kam? Tas laikas, nežinau, nervai,
pinigai netgi, nes ir teisiniai procesai jie kainuoja, viskas kainuoja ir tada galvoju, kam man tai daryti. Aš galiu geriau tą laiką investuoti šeimai, dabar aš turiu vaiką, vaikui skirti, o ne čia kažkokios kovos, bet nežinau, aš taip tada su savim sustardavau, kad aš negaliu kitaip. Aš nežinau, aš suvyščiau kaip kokią, nežinau, suvytusi gėlelę laukuose, jeigu aš nieko nedaryčiau. Man reikia daryti tai, kuo aš tikiu, nes kitaip, nežinau, aš negaliu pamatyti neteisybę ir, nu gerai, aš apsimetu, kad čia nėra. Aš neatleičiau savo. Ir tai mane įvelia į situacijas, tikrai. Gerai, bet iš tų istorijų, kaip jau sakoma, ar nesvyra rankos, ar ne, yra tų momentų, kur kam daryti. Tai gal, nežinau, aš tik spėlioju, aš žurnalistikoje gal tiek daug tikrai neišmanau, bet gal tada žurnalistika gali būti apie muziką, ar ne, tarkim, kaip pavyzdys, gal mažiau ten persikotų. Kodėl, man dar smalsu, kodėl tavo akis taip žiba, kai tu kalbi apie mokslą? Nes tai yra šviesa. Aš žinau, ir muzika, ir sportas, viskas yra, jeigu žmogus to dega, tai jis irgi neša tą šviesą, nes jis dega tuo dalyku. Ir kuo daugiau bus žmonių, kurie tikės to, ką daro, ir nebijos tų sunkumų, kurie ateina, arba bijos, bet vis tiek įveiks, nes aš irgi jų bijau, bet vis tiek ateina, nežinau, ieškinys, tai reikia su to kažką daryti. Bet tiesiog, nežinau, tas darimas šviesa, o mokslas, man atrodo, kad tai yra, žmogus yra toks gyvūnas, kur užlipa į vieną kalno viršūnę, tolumoje žiūri yra kita ir galvoja, man reikia ir ten. Ir visada užlipa į tą kitą, žiūri, dar viena yra, man reikia ten. Ir mes visada, tas smalsumas veda ir ten veda būtent mokslas. Nes mokslininkai daro ir kuria tai, ko niekas dar net nežino. Jeigu fundamentiniai mokslai yra daromas tyrimas, kur galbūt mokslininkas net nežino, koks bus to tyrimo rezultatas, nes vis dar niekas ten nėra buvę. Ir jie stumia tas mūsų žinių ribas į priekį, vis stumia po truputį. Mes žinom gal tiek, tada žinosim tiek ir po truputį vis. Ir mane tas ėjimas ir, nežinau, šviesos nešimas ir ėjimas ten, kur dar nieks nebuvo, mane tai labai žavi ir tiesiog, kadangi aš galų gale nepasirinkau mokslinės specialybės, tai man norisi, aš galiu pasakoti, aš galiu pateikti informaciją, tai aš ir norėčiau tą savo išnaudoti skillsą, tą savo, nežinau kaip čia pavadinti, sugebėjimą kažkokį, būtent tam dalykui šviesti. Jeigu šiandien pas tave ateitų jaunas žmogus, nežinau, nesvarbus amžius, ar ne, ar ten 12-okas, kuris studijuoja, ta prasme galvoja apie studijas ir ką studijuoti renkasi, galbūt žmogus, kuris studijuoja, nežinau, vadybą, ar ne, arba, žmogus, kuris ten jam 30 ir jis galvoja, kažkaip aš ne savo profesiją ir sakytų, Goda, ne, taip jinai fainai rašo, taip įdomu. Ir klausiu tavęs paprasto klausimo. Goda, kaip tu manai, nes jiems atrodo paprastas klausimas, kogi reikia, kokių gal savybių, nes, žinių mes galim išmokti kažkaip, šiais laikais iš vis turbūt žinios yra labai prieinamos ganėtinai, bet kokių savybių reikia žmogui, kad jis galėtų, galvoti apie mokslo žurnalistikos tokią kaip ir profesiją arba ją pabandyti. Drąsos, noro ilgai sėdėti prie knygų, prie mokslinių tyrimų, daug informacijos nuolat į save dėti. Tai nėra viskas, aš ateinu į podcastą, kažką papasakoju, iki to yra labai daug darbo, kuris nėra toks spalvotas, kur tiesiog sėdi prie kompo, šitaip, ir skaitai. Gal atsigulęs skaitai, gal atsisėdęs, kur neatrodo taip, kad čia, eina, čia pasakoja kažką, susivėlęs, gal nevalgęs, piktas, visai būna. Tai drąsos ir dar kitas dalykas, ką šiaip aš pastebėjau ir aš kai darau komunikacijos mokymus mokslininkams visada sakau, kad reikia atrasti, nežinau, savo savybės, kuriuose jums yra patogu būti. Ir
tose savybėse ir dirbti, ir jas laistyti, jas maitinti ir būti, stengtis tokiam, koks esi. Jeigu mėgsti juokauti, juokauti. Jeigu nemėgsti juokauti, nejuokauti. Jeigu mėgsti šokti, šokti. Jeigu mėgsti skaityti knygas, skaityti knygas. Jeigu mėgsti labiau kalbėti, o ne rašyti, tai kalbėti. Tiesiog atrasti, kur yra jūsų tos stipriosios vietos, kur jums yra faina, kad, aš kokia šita mano savybė ir man gera ją vystyti. Tai ta yra labai svarbu, nes jeigu aš pasakyčiau, bendrai, tokių ir tokių savybių reikia, ar ateis vaikas, atsiprašau, net balsas stringa. Jeigu ateis vaikas, kuris yra mažiau drąsus, tai jis galvos, kad jam netinka šita specialybė, bet gal jis įgalins, atras savo kitas savybės, jas įgalins ir jis dar pavarys kiečiau negu aš, kuriai tos drąsos užteko. Nes nieko, man atrodo, nėra stipresnio žmogaus, negu žmogus, kuris jaučiasi, kuris žino savo privalumus, savo trūkumus ir, kaip čia pasakyti, embraceina, tai ir net savo tos trūkumus, kad mato tuose dalykuose ir gerus dalykus, kad galima visada tobulėti. Koks tavo trūkumas tau padeda? Mano trūkumas. Emocionalumas labai. Aš pamatau, kartais reikia ir kartais padarau, pasakau greičiau negu pagalvoju. Tada jau ateina mąstymas, jau reakcija yra praėjusi, jau nervai sugadinti ir tada pradėti galvoti, gal čia nėra taip blogai arba nėra taip gerai. Būna, kad ant tos emocijos sutinku kažkur dalyvauti, pavyzdžiui, arba kažkur ir paskui pati nervuojas, kodėl, taigi čia nėra man vieta. Būna, nežinau, tai tas emocionalumas, kur pirmą padarai, tada galvoji ir mane daugiausiai yra į situacijų kažkokių įvėlės, o kitas dalykas, nežinau, aš kartais skubu labai. Man reikia, nežinau, aš netgi su vyru žaidžiam šachmatais ir jis man sakydavo visada, kaip tu greitai atlieki judesį. Ir aš kartais greitai atlikdama judesį nepamatau, kad aš galėjau jo karalienę paimti. Tai ir tada, bandai, tai kaip čia man lėčiau galvoti? Neina, aš mąstau, man viskas greitai veikia. O tai ką taip laistai, irgi pabaigėt, sakom, ar ne, kad net ir tokios savybės gali padėti, nes gal ir žurnalistikoje greita reakcija, tada atsiranda greitesni sprendimai, kol kiti dar laukia, galvoja, tu parašai tą laišką. Taip. Tiesiog. O ką pajutai, nežinau, ir pasiteisino kokias savybės, kaip tu sakei, laistai savo, kad jos augtų. Smalsumą. Čia yra supergalia žmogaus. Vienareikšmiškai. Jeigu, aš vaikams sakau, jeigu smalsumą jūs pastoviai laistysit, jums nebus neįdomios dienos gyvenime. Tikrai nebus. Nes būna, kad kažkas atsitinka, kad mes pradedam lyginti su kitais, kad tie žmonės yra kitokie negu mes, dėti savai kažkokius rėmus, bijoti klausti, nes atrodo, jeigu klausi, kad tu kažko nežinai, o nežinoti yra blogai, o nežinoti yra gerai, nes tai reiškia, kiek daug dalykų tu dar gali sužinoti. Tai čia žiauriai faina. Tai aš sakyčiau, kad tiesiog taip. Super. Ir žinai, ir kalbėjom apie tą dalį, kurią tu irgi minėjai, kad, tarkim, mes čia matom tu dalyvauji podcastuose, tavo pavardė yra prie straipsnių nacionaliniai ar ne. Nacionaliniai žiniasklaida. Bet tai yra labai svarbu, tai yra irgi, žinai, ir pripažinimas. Bet čia yra, iš kitos pusės ta Lietkalnio tokia viršūnė, nes mes matom šitą dalį. Ir su tuo kartu atkeliauja žinomumas, nes, jau Goda Raibytė Aleksa nėra toks visai nežinomas ar ne žmogus ir kalbu ne tik apie, nežinau, socialinių tinklų, žinai, tavo sekėjus, bet tai yra, jau ilgą laiką dirbi, tikrai, žinai, kas skaito, domisi. Taip, bet iš tikrųjų, vis tiek, tas žinomumas, tau, ar ne, kokius privalumus teikia, gal, nežinau, kokią vertę matai, kad jau tampi, nežinau, žinoma, arba, jau įvedus tave, ar ne, Google paieškoje, jau mes galim, čia dirbo ten, tokio patikimumo kažkokio turėt, bet kokius galbūt neigiamus dalykus, ar ne, atneša tau? Teigiamus dalykus tai atneša tai, kad tu gali platesnei auditorijai tiesiog papasakoti apie mokslą ir kaip tai yra faina. Ir pasiekti kažkokią kitą auditoriją, kurios be to nepasiektum. Aš ten nesenai visai dalyvavau tokių jaunųjų komikų podcast'e, kur ir ilgai galvoju, ar man ten eiti ar neiti, tai nėra mano auditorija, bet tada pagalvoju, kaip tik man ten reikia eiti, nes tai nėra mano auditorija.
dar iki šiol nenusprendžiau, ar čia buvo geras sprendimas, bet... Bet tas greitas. Jo, čia buvo vienas iš tų... Nebuvo visiškai greitas, aš gana gerai pamaščiau ir namuose tariausi, kaip čia man daryti, vos ne monetą metėm jau galų gale, kaip man čia nuspręs, nes... Ir tada nusprendžiau eiti, kad man, nes yra misija. Misija yra pasakot, komunikuoti mokslą ir reikia kažkaip pasiekti tą auditoriją, kurios šiaip nepasiektum. Ir reikia pabūti ten, kur nepatogu. Nes ten, kur patogu, yra patogu. Taip. Bet ten ir užsisėdi. O aš nenoriu, kad mane sustotų ta ugnelė mano. Kad aš jausčiausi, kad, viskas, mano atėjo. Saulėlydis jau. Ne, man reikia kažkaip kūrenti, o tai padeda kūrenti, kur tu eini, kur tau yra nepatogu ir tu galvoji, kaip čia man dabar. O neigiamos pusės, nežinau, aš gal neturiu to tokio žinomumo, kur, nežinau, čia stebėtų visi gatvėje, kaip aš čia atrodau, jeigu išeinu su vaiku ryte, neplauta galva ir su treningais, kad, oi, kaip čia neapsirengus, žiūrėk, nesusišukavus. Nėra gal to, nežinau, tai, bet gal ten persekiojimo atvejais, kai buvo to dalis, to kažkokio žinomumo, gal, nežinau, ir grasinimai irgi su tuo ateina. Tai va čia ta neigiama tokia pusė, arba ten jau, nežinau, teisiniai procesai prasideda, bet irgi, ta prasme, jeigu aš būčiau niekas, tai niekas ir nereaguotų, bet kai jau esi kažkas, tai jau yra ir kitoj pusėje žmonių, kurie reaguoja. Tai. O patys, tarkim, nežinau, kiek gal skaitai ar komentarus kokius ar ne, nes, kaip, natūralu, kad reaguoja kažkokį tavo, ar ne, ten vieną ar kitą, ten, nežinau, ar ten, tarkim, straipsnį, arba kažkokį įrašą, ar ne, socialinėse tinkluose, galbūt šiaip esi, žinai, girdėjusi kažko ir kaip tai veikia tave. Neigiamai. Ta prasme, būna 100 gerų komentarų ir vienas koks nors, durneinai. Ir mane tas, kuris visiškai nėra konstruktyvus, ir aš tada, man subjursta nuotaika ir aš galvoju, o ne, ką aš tau padariau, kokią aš durnę. Ir žiūriu, žmogus kažkoks buvo su Laisvės televizija, kai dirbom, buvo po kiekvieną laidą tokia mergina atsiradus, kurios aš nepažįstu, po kiekvieną laidą su manimi jinai komentuodavo, kokia neįdomi, ar ten kas nors. Ir aš galvoju, ką aš tau padariau, kodėl tu šitą efortą įdedi, kad tu kiekvieną kartą būtent susirandi su manim kažką ir tenai komentuoji, kokią aš prasta esu. Bet ne tai, kad kažką ten konstruktyviai, bet neįdomu, durnė ten. Čia kaip nors nepatinka kaip kalba ar panašiai. Tai tada galvoju, kodėl, bet aišku, kad tai veikia. Tai tas žmogus realiai pasiekia, ko jis nori sudirginti, tai ir sudirgina. O kaip atrandi, tarkim, kur atrandi, arba kaip atrandi, ar ne, tą, tokia atsvara šitiem dalykam, ar ne, tiem neigiamam komentaram, nes labai gerai įvardinai, žinai, 100 teigiamų, o sukasi galvoju tas vienas, durnė. Neskaityti. Neskaityti, nes visada bus tas 1 ar 2 komentarai. Visada. Ir jeigu esi žmogus, kuris jau yra emociškai labai pažengęs, saugus su savim kiekvienoje savo savybei, nežinau, visiškai gerai jaučiasi ir jo, tada gal perskaitęs ir toks patys kalti, jeigu taip galvoja, labai gerai, tada gali skaityti, bet jeigu veikia emociškai, aš nežinau, ar reikia save žaloti. Nes, čia nėra save žalojimas kaip save žalojimas, bet tai vis tiek, jeigu tavo mintis apie tai sukas, kai galėtų apie gerus dalykus suktis ir tu galėtum ramiai gerti kavą ar panašiai, tai ar verta yra energijos tavo? Tai, nes jų visada bus. Yra tokių žmonių, kurie nori gelt. Ir jeigu jie įgelia, o tu sureaguoji ir tau tai kažkokią emociją palieka, vadinasi, jie pasiekė, ko norėjo. Tai... Aha, čia geras kampas. Ir į kitą noriu truputį investuoti. Ką manai apie tą žinomumą, ar ne? Nes dabar, tikrai, dalis jaunų žmonių tiesiog, kai sako, kuo norėtum būti, tokių žinomų, žinai, ar ten, influencerių, youtuberių, ar ne, bet tikrai labiau kartais ateina atsakymas ne per sritį, ten, žurnalistiką, ar ne, ten, o gal dainuoti nori, o gal, nežinau, siuvinėti, o gal nori būti mediku, bet labiau nori, tokį žinomumas, ar ne, tas atkeliauja. Jeigu tavęs klausčiau, tai kaip tapti šiandien žinomu? O nėra taip, kad visada norėjo jaunimas būti žvaigžde.
būt diva, būt princesė, Gal? būt karalaitė, visada. Gal kažkas mokytojo norėjo būti gaisrininku, žinai, Jo, bet nežinau. kad norėjo būti garsų žmonės, man atrodo, čia visada, ne tik jau dabartinio jaunimo, tik tas, kad dabar yra kitokių specialybių negu anksčiau buvo. Tai Ir tu gali galimybių turbūt daugiau, Taip. ar ne? Nes mes jeigu prieš, kaip tu sakai, va, tavo praėjo ten mokyklos laikais, be tokio internetinių, ar ne, ir soc tinklų, ir tų visų galimybių čia ir dabar, ar ne? Taip. Nutapti, nežinau, va, kaip sakom, šiandien kartais juokaujam, visi mes tampam kūrėjai informacijos, ar ne, tik Taip. įdomų pagristumas. Tai tų galimybių šiandien labai daug, Taip. atrodo, yra tų bent jau technologinių. Va čia, Taip, nesėdė. kelių daug, Taip. kuriuos gali pasirinkti. Tai gerai, nu, va, ateina pas tave, sako, tai Goda, tai nežinai. Aš niekada taip negalvoju, kad, dabar aš žinoma ir reikia būti žinomam, va, taip ir taip. tą ir tą daryti, nežinau. Ar aš žinoma, nežinau, kažkiek. Ar aš žinau, kaip tai atsitiko? Daug dalykų buvo. Tikrai buvo daug, čia nebuvo vienas, vieną dalyką padariau ir jau viskas aš žinoma. Aš prisimenu, kai iš Nasos grįžau ir kažkurioje parduotuvėje prie kasos stovėjau ir prie manęs priėjo tokia mergina ir sako, tugi ta mergina, kur Nasoj buvo. Ir tai jau tada gali, jau žinoma, mane atpažino vienas žmogus prie kasos parduotuvėje. Bet daug dalykų ir tas žinomumas nėra toks dalykas, kad vieną kartą tu jį turi ir tu jį visada turės. Tai yra irgi dalykas, kurį tu nuolat ant to dirbti, nesvarbu, kurioje tu esi srity. Net mūsų, nežinau, žinomiausius žurnalistus pamirštų, jeigu jie nieko nebedarytų. Ten aš kalbu Jakilaitis ar ne Miliūtė. Jeigu jie staiga meta žurnalistiką ir išvažiuoja gyventi į mišką trobelį be interneto, tai daug žmonių ir tas jų žinomumas su to laiku nyktų. Tiesiog mažiau žmonių vis žinotų, mažiau prisimintų. Tai irgi turi daryti dalykus, vėlgi, kurie tau patinka. Jeigu nori būti žinomas, bet aš nežinau, ar čia gera motyvacija yra. Nes... Labai gerai yra atsakėjai, man atrodo. Daug yra atsakymų tavo pasidalinime, ar ne? Nes turbūt ir daryti dalykus, išsikelti, o koks tikslas ar ne, būti žinomu ir galų gale, kaip ir turbūt yra šiais laikais ar ne galimybė, skandalas, kažką ten ekstra pasifilmuoji, krenti, nušoki, bet turbūt labai trumpalaikiška, kaip tu manai. Aš manau, kad ir trumpalaikiška ir aš nežinau, ar čia vertės tau prideda ir naudos emociškai. Nežinau. Aš taip niekada jokiam skandale nebuvau dar, tai nežinau. Supratau, gerai, nekurkim, kaip sakoma, kaip čia skandalą padaryti. Reikėtų jo paklausti tų žmonių, kurie galbūt ir velės į skandalus ir panašiai, ir ar jiem čia yra geriau, ar padeda, nežinau. Gal, aš irgi nežinau. Goda dar irgi nori klausyti, pati minėjai, būna ir tų sunkių dienų ir situacijų, ar ne, kaip užsiminė irgi apie keletą, net iš darbo atkeliaujančių, o tai dar atkeliauja kiek iš, nežinau, santykių ar ne, asmeninių draugų, ten ir viso kito, visko, tai va čia visą tą paėmus. Kas padeda pailsėti, atitrūkti, ką darai tada, kai jau galbūt yra visko, per daug. Man dabar nieko labai daug nereikia daryti, aš turiu vienmetį sūnų ir kai aš esu su juo. Nėra laiko nei telefono tikrinti, nei galvoti, nes tu visada esi čia ir dabar, tame, ką jis daro, jo emocijų, jeigu jis blogai jaučiasi, tai tu darai viską, kad jis gerai jaustųsi, jeigu jis gerai jaučiasi, tu džiaugiesi, kad jis gerai jaučiasi ir tu nori su juo žaisti, išdykauti, juoktis, juokinti, žaisti kamuoliu, nežinau, tiesiog kalbinti jį. Tai man vaikas padeda, aš tiesiog smegenis ir pailsi nuo bet kas vyksta tuo metu, nes privalai pamiršti tiesiog, tai yra vaikui tu duodi viską, tą visą savo dėmesį ir tai yra labai, labai gera, nes tada jau vėl kokia būna laisvesnė minutė ir pradedi vėl galvoti ir grįžta ir tas nerimas ir kūnas jau toks vėl pradeda įstempt, galvoji, kaip gera buvo nuo to pailsėti, tą akimirką, kai aš to nejaučiau. Tai vaikas padeda dabar, bet anksčiau, kai buvo daugiau laiko, tai aišku, nežinau, gamta, tiesiog praseiti miškingesniai vietoj, pabūti prie vandens, tai yra, taip smegenis iš karto atrodydavo eini į mišką ir paleidžia. Kažkokias terapija padeda labai padeda. Kiek irgi fainų pasidalinimų, žinai, kur pagalvoti. Galit ne iš karto visi prie vaikų keliauti, ar ne, bet kaip ir sakė. Aš ilgai keliavau, aš vaiką pagimdžiau 35. Tai taip, tiesiog pasirinkti savo būdą. Goda, dar irgi noriu klausyti tokio paprasto klausimo.
matau, kad akį žiba, todėl, neklausiu, žinai, kai apie mokslą kalbi ir apie žurnalistiką, bet jeigu panaikinam šitą profesiją pasaulyje, ar ne, nežinau, dirbtinis intelektas ar ne, pasiema, ar dar kažkas. Gali būti. Jo, tai vat nežinom, ar ne, ir staiga dingsta šiandieniniai godai, va dabar profesija, baigėsi podcastas ir nebėra. Ko dar norėtum išbandyti būti? Vat. Oi, nežinau, niekada nesugalvojus. Aš neturėjau prabangos turėti planą B. Tai kažkaip niekada net negalvodavau, kas būtų, jeigu būtų. Kažkaip atrodydavo, jeigu bus kažkoks sunkumas, tai tuo metu ir spręšiu. Bet kur smalsumas tave nuvestų? Nežinau, kokį startupą gal įdomu tenai, visi irgi tokie, užsidegę, čia darom, hustlinam. Esu dirbu šiek tiek startupę. Tai tas pradžia pati startupo irgi, labai ten visi tokie užsidegę, ten nuo ryto iki vakaro dirba, kažkokia idėja įtikėja, ką dar norėčiau daryti. Nežinau, gal norėčiau šefė kokią būt, gamint kažką ten, nežinau, tortus kept. O kada jau per vėlu, manai, keisti profesiją? Kai nebesigyvas. Super. Tai aš labiausiai norėčiau gal turbūt ar ne šitą ir užfiksuoti, ar ne, kad niekada nėra per vėlu, kol esame gyvi. Ir šiandien turbūt pasaulis mums ir gyvenimas suteikia daugybę galimybių. Ir Goda pasidalino be galo daug tokių smulkių tipsų, ar ne, paprastai kalbant, kur, tai kaip, ar ne, parašyti laišką, tas labai geras, ar ne, padaryti veiksmą mažiausią. Ir, tikrai ieškoti tų savybių, kurias reikia laistyti, auginti savo, ar ne. Bet jeigu norėtum, nežinau, tiesiog pasidalinti kažkokią savo dar istoriją, nežinau, apie muziką, apie tai, kas tave įkvėpia, gal kažkoks žmogus, ar ne, kuris galvoja, kad kažką irgi galėtų, ar gal kaip sunku buvo, o gal kai labai pasisekė, ar ne? Gal pasidalinsiu, kaip pasisekė, nes, žodžiu, aš gal jau kai šis podcastas, nežinau, gal bus išleista, bet turėčiau išleisti tokią knygą vaikams apie nežemiškos gyvybės, kaip mokslininkai ieško nežemiškos gyvybės. Ir aš sugalvojau, kad tos knygos herojai turėtų būti tikri mokslininkai, kurie tai ir daro. Tai yra, pasaka, bet herojai yra tikri žmonės, kurie iš tikrųjų daro tos dalykus, kuriuos pasakos. Ir prisiminiau, kad yra tokia Jill Tarter, mokslininkė, legendinė nežemiškos gyvybės medžiotoja, visą savo karjerą tam pašventusi. Yra netgi filmas mokslinės fantastikos, vadinasi Contact, jeigu esate matę, su Jodie Foster. Ir Jodie Foster vaidina tą Jill Tarter filme. Tai jinai tokia visiškai jinai yra mokslininkė, kurią Hollywoodo aktoriai vaidina. Ir aš galvoju, kaip būtų gerai, kad jinai sutiktų būti tos knygos heroje, tiesiog papasakoti. Ir tiesiog suradau jos e-mailą ir parašiau ir jinai, nežinau, man atrašė per porą valandų, aš taip greit neatrašau e-mailų. Aš taip prisimenu, sėdžiu, žiūriu e-mailas, Jill Tarter, galvoju, automatinis, gal koks pavėlavęs, kad out of office arba jos kokia nors komunikacijos komanda, kad čia, žodžiu, didelis laudas e-mailų, tai jinai pati atrašo, yes, sure, I love the idea. Wow. Kažkas tokio. Aš taip skaitau ir tiesiog negaliu patikėti, kad man per tokį trumpą laiką atrašo toks žmogus tiesiog. Ir taip jinai yra knygos viena bendra autorių. Tai tiesiog kartais tiek tai reikia. Atrodo, galėjo jinai būti blogos nuotaikos, galėjo būti išvažiavus atostogų tą minutę. Kažkiek ir sėkmės, aišku, reikia, nes... Man atrodo... Bet ar sulauktum sėkmės neparašius to laiško? Būtent. Ar ne? Tai va čia turbūt pas tave visoje istorijoje yra, tu padarai žingsnį. Taip, bet tas žingsnis neturi būti ten į mėnulį skristi. Gali būti labai, labai mažas. Gali, nežinau, būti konferencijoje esi kažką užkalbinti. Čia gal sunkiau negu parašyti kažkam, bet tiesiog pradėti pokalbį. Kažkokį. Nereikia skristi visada į mėnulį. Užtenka kartais labai mažo žingsnio. Ir mes, man atrodo, tos mažus žingsnius nuvertinam. Gal dėl to, kad matom didesnius žingsnius viešoje erdvėje ir jais dažniau dalinamės. Nes ašgi nedėsiu į savo Instagram, nesakysiu, šiandien parašiau 3 e-mailus. Pažiūrėsim, ar man jos atrašys. Tai dedi kažką, jau čia kažką padariau, ar ne? Tai to nematom, bet tai yra svarbu. Aš tai tiesiog galvoju, kas klausot mūsų podcastą.
Tai nieko dabar nedarykit, tiesiog parašykit tą vienintelį laišką, kurį sugalvojot, kurį ar netidėliojot galbūt ir žiūrėkit, ir jeigu pavyks, būtinai duokit žinią Godai ir jaunimo linijai, kad tas parašykit, dalinkite savo Instagramas ir jeigu įmat rašys tokie žmonės ar ne, kur tikitės ir pajudėjo, tai turbūt vienas didžiausių įkvėpimų. O man buvo labai gera matyti tas spindinčias akis, dar labiau suspindžias, kai kalba apie mokslą ar ne, ir apie tą rašymą. Tai kol visi rašo laiškus, ar ne, tos, kurios turi parašyti, aš manau, kad Godai, aš manau, kad Goda tau, tai tiesiog mūsų bičiuliai nori padėkoti ir padovanoti kavos, nes sakė, kai geri kavą ar nebuvai minėjus, tai tikiuosi, kad Vero Cafe irgi užsuksi ar pas juos į kavinės arba įdėtą pabandyti irgi jų pačių kavos. Ir čia man labai vis taip gera aptauti ypatingai merginai, kuri buvo NASA ir Europos kosmoso agentūra ir Algio Kriščiūno matyti tą vaizdą, kuris labai yra priderinta. Taip, prie tavęs iš tikrųjų ir dedam jaunimo linijos ambasadorius, tai labai gera matyti. Ir taip pat mūsų bičiuliai, kurie pradėjo kaip jaunų grybą, šiandien yra Miškai Biotech, dovanoja papildų iš grybų, tai irgi tikiu, kad pasianalizuosi moksliškai, išbandysi ir galbūt patiks. Taip pat ačiū labai sakau ir mūsų bičiuliams, tai studijai AZ Media, taip pat ir Geri kadrai už tai, kad šis podcastas išvysta dienų šviesą, už tai, kad galime kalbėti ir apie emocinę sveikatą, ir apie karjerą, ir apie mokslą. Prieš tokias kosminės lempas. Taip, tai ačiū visiems labai, kad klausėte ir ačiū Goda tau už tą atvirą, be filtrų pokalbį. Tikiuosi patiko. Žemė yra apvali. Taip va. Ačiū labai.